Su jumis sveikinasi naujas motovlogų kanalas, vadinasi Mototerapija. Tai šiandien pirmas vlogas, bandysim pasivažinėti po miestą, paieškoti vietelių, noriu padaryti B-rollą, ar kaip jie vadinasi. Žiūrėsim, kas gausi, žiūrėsim, kas mieste gero. Taip, vairuoju aš Yamaha MT-07, visų mylimas, visiems patinkantis. Vėliau kur nors sustosiu, parodysiu, kaip jisai visas atrodo. Bet pirmiausia, reikia nuvažiuoti iki degalinės, pasimti energetinį, nes kaip kitaip išlysti miestą ir nepasimti energetinį iš degalinės. Laikui bėgant bandysim gal ir su kitais motovlogeriais susitikti, pasivažinėti kartu. Šiauliuose, žinau, dar važinėjasi Praudas. Daugiau ir nežinau, kas dar Šiauliuose važinėjasi. Gal ir niekas. Jeigu ką, ne problema ir susitikti su žmonėm iš kitų miestų. Kaunas, Vilnius, Klaipėda ar bet kokie kiti miesteliai. Šiandien vakaras, laukia motociklų garsai, tik tai kviečia į lauką išvažiuoti kartu. Išvažiuojam ir žiūrėsim, gal sutiksim kažką, gal kažkas kartu gal norės pasivažinėti, gal ir ne, gal ir vienas. Gerai ir vienam iš tikrųjų. Buvau jau, kai dariau test vlogus visokius, buvau kartą nepametęs mikrofoną, bet jisai man buvo iškritęs ir saugiai atsistojęs. Tai nieko blogo, bet blogas ženklas, jeigu jau kartą buvo nukritęs. Tikiuosi važiuojant nenukris, nepamesiu, nenorėčiau. Bet jau čia reikės žiūrėtis geresnės vietos pritvirtinimo, kad netyčia neatsitiktų tokia nelaimė. Pačiukas, saulė šviečia, staliukas, gerai. Poršui oro trūksta. Gerai. Taip, kamera filmuoja. Pasistiprinom energijos, pasikrovėm. Aha. Šalmą neužsisegiau. Kas čia yra? Pamirštu biškį.
kameros čia priekį norėčiau kažkur statyti, bet nesu tikras, nežinau kokią noriu imti. Ar noriu tokią pat kaip ant šalmo imti, ar imti tą Insta3 šiam, kad filmuotų man 300 šiam laipsnių. Kaip ir gerai tie 300 šiam laipsnių, bet ką žinau? Nežinau. Dar neapsisprendžiau, kokios noriu čia priekį kameros. To 3 šiam gerai, nes tipo visais atvejais viską nufilmuos. Bet nežinau, koks ten failo dydis turėtų būti, kad jisai 300 šiam laipsnių visada filmuotų. Koks failo dydis? Ir taip jau su tą visą atmintim reikės pirkti šalinę atmintį. Nieko. Išspręsim tą problemą. Sukalkuosiu kokią tą kamerą pirkti. Ir tada gerai, bus daugiau kampų, įdomiau žiūrėti žiūrovams. Pasuksim pro tokią aikštelę, kur renkasi jaunimas. Aš jau ne jaunimas. Bet vis tiek nostalgija, kai susirinkdavo kebra tiesiog pačilint. Dabar jau visi savais reikalais. Tai vaikai, tai pavargę po darbą. Nieks nenori išleisti. O šiaip čia gal kažkur ir galiu sustoti. Nufilmuoti tą mocą, kaip sakiau, kad norėjau. Čia graži večikė. Paieškot vetikių. Davai, Mersas. Today. Gerai. Paieškom vietelių. Kur čia galiu sustoti, pabandyti nufilmuoti? Gal čia reikės sustoti? Bet čia žmonių yra pilna. Ne pilna. Žinot ką? Čia bus gerai. Tie ledai, tas priekinis lęšis, daugam nepatiko, kai jisai pasirodė, man irgi, sakau, ciklopas, bet, nu nežinau, pradėt patiktis man, tai yra, jau patinka, iš pradžių toksai irgi, ne, tikrai pirksiu. Ką tu pirksi? Ką važiuot nemoki? Sakau, ne, pirksiu antros kartos. Ir žiūrėjau tik antros kartos skelbimus.
Bet šitas, kai iškrito mėlynas, krito jis man į akį ir neiškrito, kol neatsirado tarp kojų. Kad ir su ta ciklopo akim, bet jau tikrai pradėjo patikt man ta ciklopo akis ir visiškai nebesiskundžiu. Draugelis ant moco. Ne draugelis, nepažįstu, bet visi draugai, kas ant 2 ratų važiuoja. Ar motociklas, ar motoroleris, ar netgi dviratis. Nediskriminuoju. Ui. Kas čia dabar? Ko mes čia sustojom? Negerai taip daryti, neraganėkim. Bet kaip lengva išprovokuoti iš tikrųjų. Kažką šalia paspaudžia ir viskas, nori irgi spaus tą pedalą, suktą rankeną. Provokacija yra tikras dalykas. Gera! Vos ant šoną neišsiteškia. O kaip ir sakiau, baltas linijas yra žiauriai slidžias. Sorry. Čia galėjai mane nutrenkti. Būčiau net nesupykęs, realiai. Čia to tai nusipelniau. Sako, būčiau net nesupykęs. Koks vilkiukas. Nu ką, jau čia reikia ir baigti šitą pirmą motovlogą. Nežinau, kaip reikia atsisveikinti, ar iš viso reiks atsisveikinti. Susimatysim kitam. Viso.